paklausti iš karto, iš kur sugrįžęs, dabar kur paskutinis taškas tavo, koks buvo kelionės? Kelionės taškas? Everesto viršūnė. Birželio 1 grįžom į Lietuvą. Ir dabar jau ilsies truputį, labiau laiko savo. Jo, truputį, bet jau užtenka. Gerai, jau ilsėjai dabar? Jau per daug Lietuvoje. Gerai. Jau jaučiu spaudimą, kad jau neturiu čia ką veikti. Aš daviau iššūkį savo, kad ką darysiu kitaip negu buvusiose kelionėse. Ne tik filmuosiu, bet filmuosiu, montuosiu ir uploadinsiu kiekvieną dieną. Ir tą aš dariau 200 dienų, baigęs kelionę, grįžau į Lietuvą, pagalvojau, o kodėl sustoti? Galiu ir Lietuvoje daily vloginti. Nes kalbėti lengva, bet reikia imti ir padaryti. Nebijoti klysti, nebijoti užsiimti, imti ir daryti. Pačių dalyvių dabar tiksliai jau nebesuskaičiuosiu, kiekvieną turiu įžangą susifilmavęs, bet kas tikrai paliko įspūdį, tai buvo keletą tokios įmonės, kurios man visai buvo labai įdomios. Tai ir patys vertintojai irgi ir įvertino tikrai labai aukštai, gavo apdovanojimus. Tai įmonė Jaunimas